Sveiki visi, aš esu Deividas Mailys iš Project Mayhem komandos. Atlikinėti įvairius pratimus ir šiaip sportuoti yra iš tiesų labai gerai. Tačiau labai svarbu yra ir tai, ką jūs valgote. Todėl šiandien gaminsime baltymų kokteilį. Štai čia jūs matote komponentus, kurie įeis į mano kokteilį. Tai aš naudoju kiaušinius, varškę, bananus, pieną ir uogienę. Pagrindiniai komponentai yra varškė ir kiaušiniai, todėl kad juose yra daugiausia baltymų, o likusieji 3 yra tiesiog kaip pagalbiniai ir aš jums pasakysiu produktus, kuriais galima juos pakeisti. Tai, žiūrim, kaip viskas pasigamina. Aš į kokteilį dedu 3 kiaušinio baltymus, bet svarbiausia yra kiaušinius ir bananus labai kruopščiai išplauti. Pagrindinė esmė to, kad reikia juos plauti, yra tame, kad salmoneliozės bakterijos yra ant kiaušinio lukšto. Tai kadangi parduotuvėse, kai perkat kiaušinius, jie ne visada būna kruopščiai išplaunami, todėl būtina juos plauti pačiam. Taip nusiplaunamos salmoneliozės bakterijos ir jūs neužsikrėsite. Yra žinoma tokių bakterijų, kurios būna ir kiaušinio viduje, tačiau jeigu jūs kiaušinius laikote šaldytuve šaltai, jos jums tikrai nepakenks. Jos tik tais pradeda daugintis, jeigu būna kiaušiniai laikomi šilumoje. Todėl nebijokite užsikrėsti. Štai aš pasiėmiau bliūdą, kuriame viską maišysime. Ne per seniausiai pas mane sulūžo mikseris, todėl negaliu jo naudotis. Tačiau jeigu turite kažką panašaus į mikserius, štai kad ir tokius, tai galite pilnai naudoti. Man jisai šiek tiek per mažo tūrio, man čia viską neišeis sumaišyti, tada aš naudosiu tiesiog paprastą bliūdą. Tai pirmas žingsnis yra įmušti kiaušinius, atskiriant trynius nuo baltymų. Jums reikia tik tais baltymų. Trynius atidėkite ir nežinau, panaudokite ką nors kitam, gal jūsų mama ką nors sugalvos. Kol aš įmušinėju baltymus, noriu pasakyti, kad daug esu matęs kokteilių, kurie daromi, pavyzdžiui, įpilama pieno, įdedama ledų ir ledukų. Ir tai vadinami, ir jie tai sako, kad tai yra baltymų kokteilis. Jeigu pasiskaičiuoti, ten baltymų yra labai mažai. Tiek mažai, kad galėčiau čia pavadinti tik tais paprastą ledų kokteilį. Jeigu norite baltymų kokteilio, tai reikia kiaušinio baltymų ir varškės, čia mažiausiai. Atskiriat trynius, iš vieno į kito kiaušinį permetant jį ir taip pat sluoksniuoja. Sekantis žingsnis yra įdėti varškės. Aš naudoju paprastą varškę pakeliuose, čia apie 180 gramų. Tačiau nebūtinai pirkti pakeliuose, jeigu randat kur nusipirkti, galite pirkti sveriamą. Tiesiog pasimkit tarp 200–250 gramų varškės ir įsidėkite. Aš neperku atskirai riebios, liesos, nes riebalai taip pat reikalingi organizmui. Todėl nereiktų apsiriboti, kad kiekvieną kartą aš pirksiu tik tais liesą varškę. Sekantis komponentas, kuris įeis į mano kokteilį, yra bananas. Tačiau jūs vietoj banano galite naudoti bet kokius vaisius, kurie jums patinka, kaip braškės, žemuogės ar juodieji serbentai, kad ir užšaldyti, įsidėti. Bananas skirtas tam, kad būtų skaniau. Tačiau kuo rūgštesnis vaisius, tarkim, jeigu įdėtumėt daug braškių ir jį susimaišytumėt, tai pienas pradės sluoksniuotis. Čia vėliau dadėsim pieną, kad viską sumaišyti. Tam, kad to išvengti, pasidarius kokteilį reiktų jį kuo greičiau išgerti, kad jis ilgiau neužsistovėtų. Bet čia jau pagal jūsų norus. Man labai patinka su bananu kaip mano kokteilis. Dabar šioje stadijoje esant, galite įdėti, tarkim, kokio nors jogurto.
Šiuo momentu aš jogurto neturiu, todėl nedadėsiu, bet jeigu turite, pasaldinimui galite įsidėti. Patarčiau vengti dadėti cukraus, geriau vietoj cukraus įdėkite pasaldinimui, pavyzdžiui, medų. Aš kai turėjau medų, dabar nelabai turiu, tai būdavo tikrai labai geras skonis. Taip pat jogurtą galite dėti ant braškių, nesvarbu kokio skonio, kaip jums patinka. Taip pat galite įdėti uogienę. Aš čia naudoju mėlynių uogienę, labai skani. Čia taip pat dėl skonio, nes banano ne visada užtenka, kai jau daraisi didesnį tūrį, jisai ne per stipriausiai jaučiasi. Štai. Taip pat galite į kokteilį dadėti riešutus, nesvarbu kokie tie riešutai. Kepinti žinoma nelabai tiks. Riešutuose yra labai daug baltymų, žinoma žiūrint kurią sceną. Taip pat daugybė yra mineralų, kurie yra naudingi jūsų organizmui. Taigi jeigu turite riešutų, galite paeksperimentuoti. Toliau aš dar pilu pieną. Pieną pilkite iš akies, jisai reikalingas būtent tam, kad viską galima būtų lengviau sumaišyti. Labai daug nereikia. Tik kad iš akies, jeigu bus per mažai, visada galėsite dapilti. Vietoj pieno galite naudoti jogurtą, jeigu pas jūs stipresnis yra mikseris ir gali viską sumaišyti labai tirštai. Taip pat galite dadėti ir rūgpienį, ir kitokius skysčius pieno produktų, kurie padėtų jums viską sumaišyti. Šiame kokteilyje taip pat aš naudoju vištos kiaušinius. Tačiau jeigu turite, jums leidžia finansai, galite naudoti putpelės kiaušinius. Jie yra daug mažesni, jų jums reikėtų įdėti daugiau, kažkur gal 6, tačiau juos jau neskirkite nuo 3, dėkite visus ir jų galite net neplauti. Kiek aš girdėjau, nuo jų neįmanoma susirgti, jokia ten salmoneliozė ar kitomis lygomis. Ir pagal mineralinę sandarą, pagal mineralus, kurie yra putpelės kiaušiniuose, jie yra gal 10 kartų vertingesni už vištos kiaušinius, tad galite juos naudoti. Taip, dabar viską išplakame. Išplakame taip, kad nebūtų jokių didesnių gabaliukų plaukiančių. Na štai, viena vientisa masė. Kokteilis, galima sakyti, paruoštas. Tai va. Šį kokteilį aš geriu kiekvieną dieną po treniruotės. Tikiuosi, šis tutorialas jums padėjo. Skanaus.